Turiu informacijos apie vieną apleistą sodybą, kuri yra miško glūdumoje. Teigiama, kad joje gyveno vaikas, kuris netikėtai mirė. Nežinau, ar tai tiesa, bet faktas, kad sodyba jau seniai apleista ir joje galbūt išliko daiktų, kurie leis įsitikinti, ar tai tiesa. Galbūt sužinosiu dar kažką. Apleistos sodybos viduryje miško turi savotiško mistiškumo, jos tikrai traukia nuotykių ieškotojus. Keliauti po apleistas vietas reikia drąsos, nes tu nežinai, kas tavęs laukia, nežinai, ką ten pamatysi. Kai esu vienas, kartais pagalvoju, kas būtų, jei kažkas nutiktų blogo, niekas man nepadės. Tačiau, nors ir jaučiu truputį baimės, tas netikėtumo faktorius labai traukia. Būna, kad kai kuriuose apleistose vietose jaučiamės labai nejaukiai, galbūt jaučiamės ne vieni, tada norime kuo greičiau dingti iš ten. Galime patirti dalykų, kurių paskui negalime paaiškinti. Jau greitai galėsite pamatyti mano įspūdžius iš apleistos sodybos. Pagalvojau, gyventi viduryje miško galbūt ir norėčiau, o įdomu, kaip jūs, ar norėtumėte? Na, o čia 2 ar 3 kilometrų spindulių nėra nė gyvos dvasios. Nusprendžiau pirmiausia apžiūrėti šį namelį, kuris panašu yra vasarnamis. Atkreipiau dėmesį į šiuos vaistus. Toks jausmas, kad juos kažkas neseniai būtų gėręs. Vaistų galiojimo laikas pasibaigęs 2018 metais. Šios vaistus galėjo gerti tiek vaikas, tiek suaugęs. Tikrai keistai atrodo. Tikriausiai kažkas užklydo ir galbūt spintoje radęs vaistus susidomėjo. Daugiau nieko įdomaus nepastebėjęs, traukiu link namo. Tikėjausi viduje pamatyti baldų, įvairių daiktų, galbūt net nuotraukų. Rasti kažkieno nuotraukas apleistame pastate man atrodo itin šiurpu. Įėjus į namą, iškart patraukė dėmesį laiptai į palėpę, tačiau ją pasilikau pabaigai. Pamačius kambarius, teko nusivilti, iš baldų pastebėjau tik 2 kėdes. Praktiškai jokių užuominų apie čia anksčiau gyvenusius žmonės. Liko tik sienos. Pasigirdo, kad lauke kažkas vaikšto žole. Galvoju, tebūnie pasigirdo. Į akis iškart krito ant žemės besimėtanti lėlė. To rasti čia tikrai nesitikėjau. Matosi, čia lėlė tikrai ilgai pragulėjusi.
Šalia buvo kažkas panašaus į vaikišką lovelę. Reiškia, čia tikrai gyveno vaikas. Žmogus, kuris perdavė man informaciją, lankėsi čia prieš pusę metų. Teigia, kad tada palėpėje jokios lėlės nebuvo. Tai tikrai keista, bet gal tiesiog nepastebėjo. Palėpėje mėtėsi seni žurnalai ir laikraščiai. Daugiau nieko įdomaus. Išgirdęs vėl šlamėsi lauke, pagalvojau, kad čia tikrai kažkas vaikšto. Nejaugi čia kažkas užklydo. Išėjęs į lauką, tolumoje pastebėjau stirnas. Tai galėjau atsikvėpti. Bet buvo tikrai nejauku, norėjosi kuo greičiau keliauti iš ten. Nežinau kodėl, bet dar kartą norėjau užlipti į palėpę ir keliauti namo. Kas per šūdas? Čia buvo. Ačiū, kad žiūrėjote, jeigu patiko video, paspauskite like mygtuką. Ir šiaip galite pasidalinti savo patirtimis iš apleistų pastatų. Lauksiu jūsų komentarų.